Palauk, čia dar paskaityti tos klausimus. Vienas, tai. Žinai, kaip padaryti? Nu. Gerai? Klausau, serė. Čia kažkaip su tais popieriais tai gaidiškai, aišku, bet... Tai popieriai. Gerai, einam, sėsim. Ko tu dūstu? Kaip pasakysi, atsiminsi? Labą dieną visiems. Čia kažkaip įsitaisyt patogiai. Labą dieną visiems. Mums neįprastas toksai formatas. Pirmą kartą bandysim pakalbėti apie tai, kas įvyko 2025 metais Novarente. Nusprendėm išbandyti dar mums nebandytus formatus, tai čia ir mums patiems bus šioks toks iššūkis. Baisu, ar ne? Aš truputį toks jaučiuosi išsigandęs, bet pažiūrėsim, kas iš to išeis. Aš pabandysiu šiandien pabūti daugiau gal vedėjų. Rytis pabandys daugiau papasakot. Turbūt pradėkime nuo to, Ryti, ar sunkus buvo 2025 Novarentui? Tai visi metai sunkus kažkom. Vieni vienaip, kiti kitaip. Nežinau, neatsimenu metų, kad jie būtų lengva kažkom tais. Nu, 2022 metais mes visi nukalbėjom. Žinai, kas buvo blogai? 2022. Trūko technikos. Ir vėl buvo sunku. Niekada nebūna gerai. Niekada nebūna gerai. Tai papasakok truputėlį, Ryti, apie rekvizitus, apie matomas sumas balansą, kodėl jos tokios yra. Na, rekvizituose matosi turbūt ne visa situacija, bet labai mėgsta visi ją eskaluoti. Tai viena iš šio pokalbių tikslų turbūt ir yra biški papasakot, kodėl taip yra ir kas vyksta. Tai, kaip sakyti, turim antrus minusinius metus, tvarkome su problemom, tai reiškia, iš esmės nuomos rinka pasikeitė, liko daug technikos, kurios nebenuomojam, reikia išsiparduoti, ją parduodam žemom kainom, tai generuoja minusą, balansas minusinis, ta prasme. Bet iš kitos pusės per metus laiko bankams sumokėjom virš 4 milijonus įmokų, skolų ir viso kita, tai man atrodo visai nieko. Tai iš esmės taip kalbant apie nuomos rinką, Novarentas išlieka nuomos rinkoj, ar traukiasi, koks ateities planas? Mes persigrupavom ir keičiam strategiją iš esmės. Nuoma nebėra tokia pelninga ir tokia, kaip sakyti, gera, kaip buvo iki šiol. Ir matom, kad žymiai daugiau naudos turbūt įmonė atneša tiesiog technikos pirkimas, pardavimas, ciklas greičiau užsidaro, mažiau rizikos. Persigrupuojam, jeigu seniau buvo 80% nuoma, 20% pardavimai, dabar keičiam strategiją ir netgi tiek, kad galvojam tą Novarent pakeisti į kitą žodį, kuris nebeasocijuotųsi su nuoma. Tai gerai, grįžtam prie rezultatų. 2025 metai. Kiek iš viso technikos vienetų buvo parduota? Beveik 110 technikos vienetų, kem 3 kombainai, 3-5 traktoriai ir kitos technikos dar krūva. Tai... Turbūt labiausiai įdomiausia sužinot brangiausių daiktų kainas. Tai kokia vidutinė būtų parduotų Novarento kombainų kaina? Tai vidurkis nepasako brangiausios kainos, vidurkis tiesiog pasako vidurkį. Tai gerai, tada paklauskim taip, o tai koks buvo brangiausias parduotas technikos vienetas? Brangiausias buvo 450 plus PVM-as, o jeigu taip jau vidurkį žiūrėti, tai apie 107 000. Tai šiek tiek rodo tendencijas, kad mes parduodam naujesnius, šviežesnius kombainus, o ne pačius ten pigiausius ir seniausius daiktus. Bendrai, galėtum truputį papasakot, kokius kombainus renkasi ūkininkai? Reiktų turbūt išskirti į 2 dalis, nes iš tų parduotų mūsų kombainų šiam 7% eksportas yra. Tai reiškia, mes nelabai galim išvedinėti tendencijų Lietuvos rinkoje, kas darosi. Tai reiškia, mes daugiau parduodam į užsienį ir parduodam eksporto rinkom. Ir jie natūraliai renkasi šviežesnius, naujesnius kombainus, aš sakyčiau, nuo 17-18 metų ir viršų. Matom tendenciją 8000 serijos leksionams iš viso, kad tai yra, turbūt šiandienai paskutinius, 2-3 mėnesius labiausiai ieškomas ir prašomas kombainas iš ūkininkų. Tai iš vienos pusės fainai, nes parduodi didesnėm vertėjim vidutinį technikos vienetą, negu kad pardavinėtum ten, 10 kombainų po 60 000 kaip pavyzdys. Tai tavo nuomonė asmeniškai, kas yra svarbiau ūkyje, ar geras traktorius, ar kombainas? Kas leidžia ramiau miegoti? Su traktoriais turbūt, žinai, tu vis tiek turi keletą traktorių ūkį ir gali kompensuoti, jeigu kažkas nevyksta, bet ūkis dažniausiai ten, vidutinis ūkis Lietuvoje ten turi 1-2 kombainus ir turbūt labai svarbu, kad jie nepavestų. Tai, nes visų metų
plius arba minusą tu gali ten mėnesio bėgėje, rugpjūtį tiesiog arba turėti gerą, arba turėti blogą. Tai turbūt faktas yra tame, kad kombainas yra svarbesnė mašina ūkiui, bet potencialo traktoriam turbūt yra daugiau negu kombainas. O dabar aš pamiršau klausimus, reikia eiti pasižiūrėti, kokie toliau klausimai. Tai sustabdyk, pagrįš. Ką apie 2025 metų rinką sako bendrai pardavimai? Kokia jinai buvo ir kokia planuoja tu, kad bus 2026 metų rinka? Kalbant apie, nežinau, Lietuvos arba Baltijos rinką, man tai toksai tendencija labai aiški, ta prasme. Nėra vis dar veiksnių, kurie skatintų pirkti. Ta prasme, mes žinom, kad buvo ten ES parama puštuo. Tai jie sujudėjo, visi prisipirko. Bet kad būtų, sakykime, paskatinimas pirkti techniką, ten kombainus keisti, ten traktorius keisti, jų nėra, nes palūkanos vis dar ganėtinai brangios, grūdų kainų nėra, ta prasme, kodėl tai turėtų skatinti kažką tai skubėti. Tai keičia tik tie, kam būtinai reikia iš esmės. Tai kokia ryti bus 26 metų rinka žemės ūkio technikos pasaulyje? Vėlgi, skirkime dvi dalis, turbūt mūsų atveju, tai yra ten namų rinka, Lietuvos, ten Pabaltija ir eksporto arba plamai, tai... Tau labiau patinka eksportas? Nu, mes daugiau eksportą padarom. Smagu, žinai, greitai šaibas moka, nereikia lizingo laukti, žinai. Bet iš garantijų nereikia. Garantijų nereikia. Išvažiavo per vartus ir visą gerą. Nu, čia juokas, aišku, bet... Ne, bet, ta prasme, jeigu iš verslo perspektyvos, tai ta prasme, kas tau yra geriau? Ar kai tu pasirašai sutartį, žmogus eina į banką, tvarkosi iltę, palūkanų kompensavimą ir tu lauki mėnesį laiko, kol finale apsisuks. Ta prasme, ar tu tiesiog, kad ir už mažiau, labą dieną, paspaudė ranką, susitarė, pinigai įkrito, technika išvažiavo. Tai yra tame klausimas, bet aš manau, kad mano supratimu, tai tie veiksniai, kurie skatina pirkti, tai neatsirado. Grūdų kaina nepagerėjo, palūkanos irgi kažkokiais tai ten, žinai, drastiškais. Bet čia mes kalbam, atsiprašau, pasauliniu. Aš gal sakyčiau regiono arba Europos. Jo, ta prasme, nes tai Europos centrinis bankas visus diktuoja tą patį dalyką, ne? Ir jeigu skolintis vis dar brangu, tai natūraliai bet koks verslas, bet koks ūkis nesiskolina, kol gali nesiskolinti. Tai aš galvoju, kad nebus kažkokių stebuklų, turėtų galbūt kažkiek gerėti, gal kažkiek tai sėdėti į viršų, bet manau, kad turėtų bendrai turbūt išlikti kažkur netoli. Tai pats svarbiausias turbūt klausimas. Kadangi yra kalbėti smagiau apie tai, kas jau buvo, tai jeigu tu galėtum atsukti 25 metus atgal, ar yra kažkas tai, ką darytum kitaip, negu darėjai? Žinai... Ar tau reikėtų atsukti 3 metus atgal? Tai žinai, jeigu galėčiau 3 metus atgal, tai žinočiau labai greitai ką pakeisti, bet nefantazuojam iš esmės. Ir jeigu kalbėt apie paskutinius metus, aš manau, kad mano atveju tai buvo tai. Aš labai saugojau kolektyvą ir žmonės ir aš vengiau priimti tam tikrų sprendimų, nes galvojau, kad mes išvažiuosim. Ir dėjau iki to momento, kai jau nebegalėjau laukti. Tai jeigu aš ten galėčiau dabar pakartoti, tai tiesiog tos sprendimus priimčiau žymiai anksčiau ir to žmonės, kurie tiesiog sėdėjo ir nieko neveikė, žymiai greičiau pašalinčiau. Kad ir kaip baisiai čia nuskambėjo tas mūsų ir griežtai galas. Kas čia baisu? Pirmą podcast'o bandymą mes baigsim. Neminėkit mūsų blogų žodžių, jeigu mums nepavyko. Ir iki greito sekančio susitikimo. Geriausi linkėjimai jums. Iš Novorento. Ir iki greito. Laimingai.